Tai va, po tokio rašto darbo mes galime turbūt pradėti ir diskusiją. Nežinau, kaip čia pavyks gal tais mikrofonais dalintis, bet pirmas klausimas mano yra labai paprastas. Ar jums reikalinga biblioteka, kuriantiems žmonėms, ar jinai yra reikalinga? Na, tikiuosi, kad jūs nesakysite apie tą bendrai priimtą, kad iš tiesų jos labai reikalingos, bet tiesiog kiekvienam jums asmeniškai, ar reikalinga biblioteka? Ir gal tuomet pradėsim dabar iš kitos pusės, Rimvydai, nuo jūsų. Na, čia vienoje tokioje situacijoje buvau gavęs labai panašų klausimą, nes buvo užduotas klausimas, kam mokslininkų reikalinga biblioteka. Ir kažkaip niekada apie tai nesusimaščiau, paskui turėjau galimybės pamastyti apie tai. Tai taip asmeniškai reikalinga ir turbūt tai yra du dalykai, nes jeigu kalbėti apie mokslinį tyrimą, tai neįsivaizduoju nei vieno mokslinio tyrimo, kuris pradedamas tuščioj vietoj. Tai reiškia, bet kuris tyrimas remiasi kažkieno atliktais darbais, kažkieno, na, sakykim, pasiekimais. Galų galia remiasi šaltiniais, kurie yra publikuoti ir nepublikuoti, nes bibliotekos taip pat saugo archyvinius dokumentus. Tai reiškia, mokslininkas ten ima žinias, gauna informaciją, renka šaltinius. Kita vertus, ko vertas mokslas, jeigu jis netarnauja visuomenė. Tai reiškia, kad biblioteka yra ta vieta, per kurią mokslininkas savo rezultatus, per kurią mokslininkas savo kūrybą pateikia visuomenė, viena ar kita forma, populiaresnė, labiau sudėtinga. Bet biblioteka yra ta vieta, per kur tai pasiekia žmonės. Tai aš asmeniškai vienareikšmiškai taip, man reikalinga. Mikrofoną per. O jums reikalinga biblioteka? Ne mokslininkui, rašytojui, kuriančiam žmogui. Man biblioteka taip kaip tikinčiam bažnyčia. Atgauti dvasią, visų pirma, neskaitant tai, kad nueini konkrečiais kokio reikalo ar knygos, ar kokio nors iš archyvų, kokio leidinio, kuris reikalingas tavo darbui. Bet mane pavergia šitą atmosferą, ypač kai buvo tvarkoj dar Mažvydo biblioteka. Labai sužavėtas buvau, teko truputį padirbti ir universitete, lituanistikos skaitykloj. Visa šita aura, dvasia, tiesiog, ypač universitete, kur sienose įsigėrė istorijos, aš atsivertęs iš archyvų Mickevičiaus laikų rankraščius, tiesiog jaučiau, kad beveik mačiau tos žmonės, kurie čia vaikšto, kurie tarp šitų pačių sienų, pro tas pačias duris. Žodžiu, biblioteka yra dvasios atgaiva, yra varžytinės, nes visi dirba, skaito ir negali bibliotekoje nieko neveikti. Turi imti skaityti ką nors ir tūkstančiai galimybių, begalinė laisvė. Visas pasaulis, atrodo, yra čia kažkur sudėtas lentynose ir į visą norėtųsi pažiūrėti. Šita laisvė yra brangi, nors mes galim keliauti dabar po visas šalis, bet mes nevažiuojam. Bet tai, kad tu žinai, kad tu gali ir kad čia yra šitie šimtai tūkstančių žmonių sukurto turto, man atrodo, tarsi aš ir skaitau jas, nors knygų viršelius pažiūrėjęs. Nu, neįsivaizduoju, biblioteka yra mūsų gyvenimo dalis, neatsiejama ir yra garantas, kad tu nuėjęs rasi ne tik savo, bet ir savo draugų arba kokių nors garsių rašytojų, menininkų kūrinius. Pats nusipirksi tiek nei knygų, nei spaudos. Tiesiog man tai norisi visada griebti viską ir skaityti laikraščių, žurnalus ir enciklopedijas, bet aišku, šito nėra laiko. Galėtų įsteigti parduotuvę laikui, nors porą valandų nusipirkti.
Aš dabar norėčiau paklausti Nerijaus, nes turbūt jam yra sudėtingiausia atsakyti, ar jam yra reikalinga biblioteka joje dirbant, bet iš kitos pusės gal vis dėlto jisai galėtų pasakyti, jeigu jis nedirbtų bibliotekoje, ar jisai ją ateitų, ar jinai jam būtų reikalinga šiais laikais, ar jisai ką nors rastų ten ką veikti. Tai čia toks dalykas turbūt net nekvestionuojamas, nes aišku, aš toksai esu bibliotekininkas, kuris dar tik apšyla kojas, bet tarkim, kaip buvo prieš tai, visą laiką biblioteka buvo svarbi mano gyvenime, turbūt net nekyla dėl to ir klausimų, nes paprasčiausiai lankytis bibliotekai pradėjau dar pradinėje mokyklai ir tai tęsiasi iki pat universiteto ir manau, kad ta svarba man išliko visą laiką. Ir tarkim dabar, ką aš galėčiau pasakyti, kas man yra biblioteka, tai pirmiausia, ne vien darbo vieta, man tai yra inspiracijų vieta. Ir dažnai visi kūriniai, visi literatūros fondai, visi literatūros ištekliai, viskas, kas yra bendrai pavadinus tekstais bibliotekoje, tai man yra pirmiausia kaip įkvėpimo šaltinis. Galbūt tai skamba labai banaliai, tas įkvėpimas ir panašiai, bet tai yra tam tikra oazė, kurioje tu gali pasisemti idėjų savo kūrybai. Kuomet tu esi apsuptas gausybės kontekstų, esi apsuptas gausybės, net nežinau kaip pasakyti, tai yra didelis reikalas, manau. Štai, jeigu galima įsiterpti, aš turiu visai kitokį, labai pragmatišką santykį su biblioteka. Visai jinai man nėra, nėra tokia, kaip sakė, kaip tikinčiam bažnyčiam, nėra. Tai aš pradėjau labai paprastai, rašydamas disertaciją, supratau, kad aš jos namie negaliu rašyti. Nes namie visą laiką yra ką veikti, reikia vynį įkalt, ten dar kažką, sutvarkyti, ten tas, žodžiu, maišosi, prisimeni paskui dar, kad, darbų yra visą laiką ir tada galvoju, ką dabar daryti. Reikia kažkaip atskirti, aš paskui kažkaip klausiau psichologų, čia yra gerai būti tokiam fakultete, kur yra psichologų. Sakė, čia normalu, žinok, daugeliu žmonių tas persijungimas tarp darbo ir nedarbo vietos, ir čia viskas gerai, sveikas esi viskas. Ir aš tada galvojau, tai gerai, ką dabar daryti, jeigu būtume mes kokiam nors, tiesą sakant, vakarietiškam universitete, galėtume įdzyst pas dekaną ir sakyti, duokit man tą vadinamą darbo stalą, darbo vietą. Lietuvoje, nežinau, universiteto, kuriame tu galėtum dekanui įspūdį tokiu prašymu padaryti. Neigiama taip, bet to tai nieks nenori. Tai ką, tada lieka, reiškia, galimybė, kažkur girdėta, kad yra galimybė ten bibliotekoje kažką tokio pasidaryti. Ir ką, eini į biblioteką ieškotis darbo vietos. Bėgi nuo tų namų rūpesčių, susirandi tą darbo vietą. Paskui kažkaip aš dabar bandžiau suskaičiuoti, kiek aš laiko čia toje bibliotekoje sėdžiu. Tai kokie 5 metai turbūt. Ir dabar aš jau galvoju, jeigu man jau duotų ten tą kokį stalą, tai aš dar labai gerai pagalvočiau, eiti man ten, neiti, žodžiu. Bet noriu pasakyti, kad toks, man tai buvo labai grinai įpročio dalykas. Labai dažnai tas knygas naudoji, bet taip juokinga yra, žodžiu, užsisakai iš bibliotekos knygą, kurios turi ten kokią nors, iš kur nors, sakykime taip, elektroninę kopiją ir tarsi tu galėtum apsieiti realiai be bibliotekos, nes, bet toks įprotis ir jisai, nežinau, dabar tai jau man malonus. Ir kadangi buvo paminėtas elektroninis variantas, tai irgi įeinu į tą kategoriją su savo įspūdžiais, nes man atrodo, kad biblioteka kaip, kelios metaforos buvo, bažnytinis, kaip bažnyčia, kaip darbo vieta neįpareigojanti arba įpareigojanti, ji be abejo liks, bet būtent tose bibliotekose, kurios atlieka ne tik bibliotekos funkciją, bet ir tuo pačiu turi tą simbolinį o Lietuvoje yra daug tokių bibliotekų, kurios turi milžinišką simbolinį kapitalą ir jis niekur nedings, jis bus ir bus. Bet jeigu kalbant apie funkciją ir sakysim, skaitimo arba tyriamo darbo funkcionalumą, aš manau, kad norom vis tiek teks ir kalbėti ir toliau kalbėti. Šiandien netgi gatvėje buvau sutikęs vieną savo bičiulę autorę, dar kartą apie tą patį pakalbėjom ir nedelsant susipykom, apie skaitmenizavimą ir apie bibliotekos klonavimą į skaitmenį
Ir kaip tai padaryti? Be abejo, tai negalima padaryti visiškai grubiai, tai yra tiesiog atsiranda knyga, ją skaitmenizuoja ir paleidė. Tai yra gerokai sudėtingesnis elementas. Tame elemente be abejo turi atsirasti esminė konservatyviosios bibliotekos savybė, tai yra disciplina. Negali skaitytojas skaityti, nežinodamas, kad už jo laukia, jis privalo suvokti, kad už jo laukia eilė. Ir tą eilę reikia perkelti į skaitmeninę erdvę. Tai galima padaryti su ir programinėm priemonėm, ir kitokiom, bet spaudimas iš už nugaros, jis turi egzistuoti ir tas discipliniškumas, jis netgi aktyvina ir tyriamą ir kūriamą į darbą. Taip kad, man atrodo, kad atmetus bibliotekas su simboliniais statiniais, kurie buvo taip ir liks, dabartinis iššūkis ir artimiausių 2 metų, aš net nesakau apie 10-mečio, aš čia per metus reikės visą tą sugalvoti, yra kaip konservatyvėje, sakysim, tradicinę biblioteką perkelti į skaitmeną, neprarandant nei vieno tradicinės bibliotekos elemento. O jūs neturit kokio nors recepto, kaip tą padaryti? Be abejo, turiu. Bet ar čia vis tiek yra ne ta tema, apie skaitmenizavimą. Nes man atrodo, yra kas. Vienas iš tradicinės bibliotekos elementų yra disciplina ir eilė, kurią suformuoja ribotas knygų skaičius. Tai yra, jeigu bibliotekoje yra 10 knygų, reiškia 10 ir yra. Skaitmenoj lygiai taip pat turi atsirasti 10 licencijų, kurios negali tapti neriboto ir neterminuoto naudojamo produktų. Reiškia, turėtų atsirasti elektroninis kolektorius, kuriame fiziškai tos elektroninės kopijos būtų iš kiekvienos bibliotekos. Jeigu, tarkim, Panevėžio biblioteka turi realių papirinių 10 Sabaliaus skaitytojų, aš nežinau kiekių, galbūt tai yra 100, galbūt turi 10 Sabaliaus skaitytojų Silvarerum, o tarkim, kokia mažesnė biblioteka, mažai didelis miestas. Bet mažesnis už Panevėžį. O tarkim, Šilutė. O Šilutės biblioteka gauna 3 Silvas Rerum. Reiškia, tame kolektoriuje atsiranda 13 tų egzempliorių, nes tai yra tuo pačiu ir licencijos skaitimai, bet jokiais būdais neatsiranda 300 000, nes jos be abejo turi būti pririštos prie to realios papirinės kopijos. O terminuotumą, tai vėlgi, tai yra neplatinimą yra labai lengva padaryti, tai yra į bet kurį formatą galima įdėti, aš nekalbu apie apsaugą, kurią turbūt visi apie tai jau žino ir žino, kaip lengva jas nuimti, norint. Tai yra, kas moka, tiem lengva, kas nemoka, sunkiau, bet irgi labai lengva. Bet įdėti tiesiog grafinį elementą, kuris yra tas pats kaip bibliotekos spaudas, kurį pašalinti, kadangi jis yra tuo pačiu ir teksto elementas, kaip grafinis elementas, jau yra gerokai sunkiau. Tada reikia turėti Photoshopą, paimti trintuką elektroninį, trinti, ištinti, tai yra jau vargas. Ir tokiu atveju, ir be abejo, per tą elektroninį kolektorių suveiktų ir prisijungimo elementas, tai yra ta kopija su tokiu ir tokiu antspaudu iš Panevėžio, tarkim, bibliotekos, patenka pas tą ir tą skaitytoją. Jau yra tam tikras disciplinos elementas ir jam duodama 10 dienų. Po 10 dienų iš jo kompiuterio, arba skaityklės arba dar kur nors, jinai dingsta. Ir taip atsiranda, po to jis vėl gali eiti iš naujo į eilę, kaip ir tokia realia. Štai tokia, aš kai visą tai sugalvojau, aš paguglinau ir pasižiūrėjau, kaip visą tai siejasi su aplinka. Tai rusai faktiškai žodis žodin apie tą patį kalbą. Vakariečiai, jie truputį kitaip, jie kalba apie skolinimą, Amazon.com jau daro skolinimą knygų ir jie tai yra susieję su
skaitytojo aktyvumu ir jo nupirktomis knygomis. Tai yra vis tiek, tai yra kaip ir, jeigu turi knygą, gali skolinti, jei neturi, negali skolinti. Bet kaip toliau daryti, jie nekalba ir be abejo tos susinaikinimo programos aš neradau. Turbūt tai turėtų būti kažkoks ateities sugalvojimas, kuris panaikintų knygas.